18 užduotis, situacija tokia, jog Jonas pasiėmė 600 eurų paskolą ir jisai ją būtent grąžins mėnesio įmokomis. Kiekvieną mėnesį ta įmoka bus sudaryta iš dviejų dalių, reiškia, pirmoji dalis tai jisai tiesiog mokės kaskart tiesiog 4% mokestį dėl to, jog jisai pasiskolino. Ir žinoma, tiesiog paskui kita ta paskolos dalis bus tiesiog ta pastovioji grąžinamoji paskolos dalis. Taigi, pirmoji šio uždavinio dalis prašo paskaičiuoti, kiek iš viso eurų tektų sumokėti Jonui, jeigu jisai nuspręs tą paskolą grąžinti per 5 mėnesius. Tai kaip mes skaičiuojame? Pirmiausiai, galbūt aš skaičiau šitaip, aš tiesiog pasiėmiau tą vieną mėnesį ir nusprendžiau paskaičiuoti, kiek jisai mokės kiekvieną mėnesį. Tai jeigu jisai kiekvieną mėnesį pirmiausiai moka 4% nuo paskolintos sumos, tai aš irgi paskaičiau, kam tai yra lygu, reiškia 600 padauginau iš procentus, reiškia atitinkančios dalies, tai yra 0,04 ir gavau, jog jisai mokės 24 eurus. Ir taip pat dar paskaičiavau, tai kiek jisai kas karto grąžins tos būtent paskolos. Tai 600 tiesiog padalinau iš 5 ir gavau 120 eurų. Reiškia, jisai dar 120 eurų sumokės tiesiog, nes jisai turi grąžinti tą būtent pasiskolintą pinigų sumą. Ir tuomet sudėjau abu šios mokesčius, tas įmokas ir gavau 144 eurus. Vadinasi, susižinau, kiek per mėnesį, tai per 5 mėnesius bus 144 kart 5 ir tai yra 720 eurų. Antroji dalis prašo paskaičiuoti per kelis mėnesius. Jonas grąžintų 600 eurų paskolą, jeigu mėnesio įmoka būtų 99 eurų. Tai kaip mes galime skaičiuoti? Mes pirmiausiai galime, kadangi mes žinome mėnesio įmoką, tai vėl mes galime skaičiuoti būtent tiesiog imdami vieną tą mėnesį. Tai vėl, kadangi mes žinome, kiek eurų sudaro būtent tas 4% mokestis, tai yra 24 eurai, tai mes jeigu atimsime iš 99 eurų 24, tai mes sužinosime, kiek jisai grąžina kiekvieną mėnesį būtent tos paskolos. Tai gauname 75 eurus. Tai tokiu atveju žinodami, kad 75 eurai, tai čia yra pastovus dydis kiekvienam mėnesiui, tai mes galime tiesiog 600 padalinti iš 75 ir taip gauname 8 mėnesius.